Jau beveik savaitę kaip kelyje ir baigėsi keliai per Ukrainą, Moldovą, visi šunkeliai, visi žvyrkeliai. Tai va, paskutinis dar sustojimas buvo Rumunijoje, taip pat teko pavažiuoti nemažai žvyrkelio, tačiau čia jau navigacijos klaida, todėl dabar mano Toyota labai prašosi būti nuplaunama. Mes tą ir padarysim, bet kadangi vidudienis yra karšta, lauke 3-4 šilumos, tai tikrai nėra pats geriausias metas, tai dėl to važiuoju dabar į artimesnį miestelį, nežinau, ar stosiu Buzau, ar kažkur kitur, gal šiek tiek ten pakimarinsim, pasivaikščiosim po miestą, nežinau. Reiks palaukti vakaro ir tada bus galima nuplauti automobilį. Tuo pačiu papasakosiu jums ir apie šios kelionės mano vieną iš partnerių, tai yra Plovyklis LT. O kol kas važiuoju Rumunijos nuostabiom autostradom, džiaugiuosi tokiu maloniu važiavimu, įjungtas autopilotas, nei duobių, nei krato, nereikia to kelią įsitempus stebėti. Tikra atgaiva ir malonumas vairuoti. Jautiesi, kad grįžai į normalią valstybę, kur tikrai gera gyventi. Tai bendrai žiūrint, atrodo automobilis apiplautas, švaresnis negu buvo, bet iš tikrųjų dabar tik prasideda visi valymo ypatumai. Ir čia vat turiu iš Plovyklis LT tokių dovanėlių gerų. Tai čia yra 3 skirtingi valikliai, vienas yra langams, kitas yra universalus ir šitas Ultra Nano, kurį naudoju kėbulo atnaujinimui. Jis veikia beveik kaip polirolis, tiesiog jį reikia lengvai įtrinti, parodysiu toj viską. Plovyklis yra su Ultra Nano danga, jį padengia kėbulą, nebelieka mažų įbrėžimų, nebeprilimpa taip vabzdžiai. Viską tai visą laiką po nuplovimo, ne visą laiką padengiu visą automobilį, bet dažniausiai padengiu priekį, ypatingai šiltuoju metų laiku, kai atsiranda vabzdžiai. Tada jie labai lengvai nusivalo. Kaip juo naudotis parodau, imam mikrofibros šluostę. Taip pat iš Plovyklis LT tai yra profesionali, labai gero sukirpimo mikrofibra. Tiesiog mažai sugeria skysčio ir labai gerai padengia visą paviršių. Šitą skystį spaudinėjam čia vat. Ir tada sušluostę tiesiog va taip viską įtrinam. Viskas, kai fibra padirba savo darbą ir padengia paviršių su šiuo nano valikliu. Dabar imam kitą netgi pusę, kuri yra visiškai sausa, nes dabar dar mano kėbulas buvo šiek tiek drėgnas po nuplovimo. Ir tiesiog dar kartą taip lengvai poliruojam. Ir viskas. Kadangi šį automobilį po nupirkimo tik pirmą kartą dabar padenginėjau šiom dangom, tai labai daug yra tokių, įsisenėjusių visokių prikibusių dalykėlių, tai čia yra iš tikrųjų ką veikti, kad nusivalyti viską. Bet kai pastoviai naudoji šią dangą po nuplovimo, tai tokių dalykų nebūna tiesiog. Labai lengvai viskas švariai nusivalo. Tai taip greitai galima praseiti ir visą automobilio kėbulą. Kas fainiausia, kad efektas taip, kad automobilis atrodo tarsi būtų nupoliruotas, bet iš tikrųjų tai neužtrunka tiek pat laiko, kiek poliruoti. O jeigu jūs galvojat, kad čia chemija negerai, tipo kažkas tai kenkia gamtai, tai iš tikrųjų visos iš Plovyklis LT priemonės nekenkia gamtai, tai yra eco-friendly produkcija. Šis universalus valiklis yra skirtas bet kam valyti iš tikrųjų. Čia saloną galima valyti, panelės automobilio, netgi ir būtį galima naudoti valymui. Labai gerai viską nuvalo. O čia dar yra specialus langams. Tai jis labai fainai, kad iš vidaus, kai valot langus, neištampo to riebalo. Čia aišku sudaro ir mikrofibrą, bet ir kartu šitas stiklų valiklis. Labai gerai veikia. O šitas madžiukas daiktukas yra vadinamas dar kitaip liaudyje mini valytuvais. Juo padengi priekinį stiklą ir kai važiuoji didesniu greičiu, vanduo tiesiog nubėga. Aišku, dabar yra vasara, aš labai abejoju, ar mes čia papulsim ant gero lietaus, bet Rumunijoje, kalnų zonoje tas visai turbūt yra tikėtina. Todėl pabandysiu šitą dalyką padengti dabar ir kai važiuosim galbūt netgi ir parodyti, jeigu užklups mūsų lietus. Pats padengimas yra gan paprastas, nieko nesugadinsit, nieko nepadarysit, patys tiesiog užpurškėt, su mikrofibra įtrinat ir paskui su kita puse arba kita mikrofibra tiesiog dar kartą viską užlyginat. Na va,
danga, tai priekinis stiklas žiauriai švarus. Ši danga padeda ne tik tai skaidyti vandenį nuo jūsų stiklo, kai važiuoji virš 50-60 km/h greičiu, tiesiog nebereikia naudoti valytuvų. Esu naudojęs savo kitose automobiliuose ir šią dangą, tai sakau, dėl to Plovyklis LT yra mano partneris, kurį aš jau senai pažįstu ir senai naudoju jų produkciją, todėl labai smagu, kad prisideda prie šios kelionės. Na, o jūs, bičiuliai, su nuolaidos kodu Skanios kelionės, pirkdami bet ką iš Plovyklis LT, gausit štai tokią mikrofibrą dovanų. Tai mylėkit savo automobilius, rūpinkitės jais ir jie jums tarnaus. Tai bičiuliai, automobilis nuplautas, naujas video jums įkeltas į YouTube, galite žiūrėti, būtinai pakomentuokit, kai žiūrite. Technika taip pat visa pakrauta čia prekybos centre, o mes galim judėti toliau. Eikit, ką radau, sėdėdamas internete, pasirodo visai šalia šito miesto, čia vos 30 km į šoną pavažiuot, yra iš žemės besiveržiantis vulkanai, purvo vulkanai tokie. Tai šitą vietą aš jau kažkada senai buvau pasižymėjęs, kad norėčiau aplankyti čia Rumunijoje, čia yra unikali vieta visoje Europoje, tai viskas, varom dabar pasižiūrėti tų vulkanų. Bet tai kaip fainai dabar važiuoti, žinokit, aš šitos langus iš vidaus irgi esu išsivalęs su langų valikliu iš Plovyklis LT. Tai atrodo tikrai dabar, va, dar kai išorė viską švariai atvaliau, tai belia kaip atrodo, kad nėra net langų. Vau, nerealiai. Ar ir jums būna toks jausmas, kai išsivalat švariai savo automobilį, kad važiuoja, atrodo, kad net kitas automobilis, atrodo, visos problemos susitvarko, gyvenimas pagerėja. O ką, palieku mašiną aikštelį, čia įėjimas į parką, čia kažkur turbūt tas parkas ir bus. 10 lėjų iš viso bus man mokėti, 5 už parkingą, 4 už įėjimą. Hello. Nice. Yeah, it's okay. Thank you, bye. Okay, bye. Daviau 10 lėjų, tipo 4 įėjimas. Nu, jokingai čia tas viena lėja. Nu, gerai, tai ką, žiūrim, čia iš karto, vat, rodo, ko čia negalima daryti. Ai, o gal ir galima. Ai, nu, jeigu įkiši ranką į tą vulkaną, va, kas liks kaulai. Negalima lipti, negalima ranką kišti. Nu, okei, čia viskas aišku, kad negalima kažko tai. Nu, ir einam žiūrėti, kur čia tie vulkanai. Oi, tai va, čia, va, prieki, geras, geras. Geras, kaip atrodo čia viskas, kaip mėnulį kokiam. Ten tolumoje girdisi, kaip kuliuoja, kaip iš puodo, dum tokie. Eina Martin kažkur ieškot prie įėjimo. Čia viskas, kas matosi, yra žemės iškilusios iš požemio, žodžiu, purvas, kitaip tariant. Bet jis taip įdomi, kadangi išskilinėja, tai atrodo toks kaip kokia drakono oda būtų. Vat. Visiškai nepanašu į žemę, bet jinai taip tokiais gabalais visa suragėjus. Ir visa šitą žemę taip atrodo. Vien tas padaro tokį scenarijų, kad atrodo, jog tu esi čia ne žemėje, o mėnulyje. Nes šiaip natūraliai žemėje kažkur tai, nu, nėra taip, kad būtų tokia rublėta ir grubi visa žemė susidėliojus. Kaip čia žemė išgriaužta visa. Tai ką, einam žiūrėti tų didžiųjų versmių, kur ten bėga, vat, kur ten kas vyksta veiksmas, nes čia tik iš šono. Bet aišku, iš šono pats landšaftas labai įspūdingai atrodo. Tikrai jau nesigailiu, kad išsukau šitos 3 kilų į šoną.
Ten prieki tas daugiausia burbuliuoja. Na, šitose vietose yra ir daugiau tokių purvo vulkanų, bet čia, kur atvariau, yra patys didžiausi. Šis besiveržiančių iš po žemės purvo vulkanų procesas vyksta taip. Pačioje yra susikaupusios metano dujos, jos po truputį kyla į viršų ir vis išmeta su savim žemių iš druskų susidariusio to tokio požeminio sluoksnio, kitaip vadinamų purvu. Ir vis be kylančios metano dujos vis tą purvą kelia. Kartais iškelia labai daug, iš to susiformuoja tokie kaip guburiukai, kalnai. Tas purvas susideda iš įvairiausių dalykų. Ten eina druskos, visokios žemės ir kiti dalykai. Tai dėl to geriau šitų druskų neprisiliesti, nes gali nudeginti ir odą. Tai dėl tokio įvairaus šio purvo dėl įvairios šio purvo sandaros paviršius, kurį matom, irgi yra labai spalvotas ir mums neįprastas akiai primena kažkokius Marso kanjonus, dėl to, kad ten labai daug visokių sudedamųjų dalių ir jos yra dar ir savo spalvomis. Ore tvyro tas išsiveržusio metano kvapas, nėra jis kažko labai ypatingas, šiek tiek primena anglies kvapą. Kadangi čia požemėje yra labai daug dujų, tai toks reiškinys gali atsitikti bet kur, net ir pas žmonės kiemuose. Jeigu ten bus didesnė dujų sankaupa, būna kartais tiesiog paima ir kažkur kieme išsiveržia, išauga kalniukas ir išsiveržia toksai vat purvo fontanas. Na, o dėl to, kad čia susiformavusio paviršiaus, ne veltui čia važiuoja filmuoti daug dokumentikų, visokių šiaip filmų, nes tikrai jausmas, vat, tarsi vaikščiačiau ant kažkokio miegančio drakono. Reikia atsargiai, kad nepažadint. Nu ką jūs, šiek tiek keičiasi kelionės planai, žinokit. Kol ėjau nuo purvo vonių, gavau skambutį ir viskas, turiu palikti Rumuniją, skubiai turiu palikti Rumuniją, nes greitų metu reikia man būti Albanijoje. Atsirado reikaliukų visiškai netikėtų Albanijoje. Tai turiu ten varyti dabar. Žiūrėjausi, galima važiuoti arba pro Bulgariją, arba pro Serbiją. Šiaip Bulgarijoje aš jau esu buvęs ir esu buvęs per tą pervažą į Rusijos miestą. Tai šį kartą pasirinkau važiuoti per Serbiją ir tada tiesiai į Šiaurės Makedoniją. Ir tada turėčiau atsidurti Albanijoje. Sveiki atvykę į Bulgariją. Pasienis ties Rusija, per upę tiltelis. Pasienis jau tampa įprastų dienos ritualų, taip kaip valytis dantis ar eiti miegoti. Tai beveik kasdieną pravažiuoju po pasienį vis kažkokį. Šis pasienis gan draugiškas buvo, iš tikrųjų nereikėjo nei ilgai laukti, nieks čia nieko netikrino. Greit pravažiavau ir viskas. Pravažiavom draugai Rumuniją, bet turbūt pasigėdot mano Rumunijos lipimo į jos aukščiausią tašką Moldovianų Pik. Tai žinokit, tas taškas nėra apleistas projektas, nesibaigė, tiesiog man dabar yra reikalų, šiek tiek svarbesnių, kartais tai būna gyvenime. Ir turiu vykti, kaip ir minėjau, į Tiraną. Tad jeigu dabar lipčiau į Moldovianų Pik, tiesiog nespėčiau Tiranui būti man būtinu laiku. Ką aš ten veiksiu, žiūrėkit ir pamatysit viską patys. O, pažiūrėkit čia kaip gražu, kokie vaizdai, link Sofijos kalnai prasideda po truputį. Na ir bendrai Bulgarija mane labai nustebino, kad įsivedė eurą. Pasirodo, nuo 26 metų sausio mėnesio pas juos euras yra pagrindinė valiuta. Tai nebebūtina net atsiskaitinėti nei su Revolutu, galima tiesiog su lietuvišku Svetbanku atsiskaitinėti kaip ir daugelį vakarų Europos valstybių. Šiaip šitas dalykas mane labai nustebino, nes paskutinį kartą dar buvo bulgariški tie pinigai, o šį kartą jau žiūriu visur rašo eurais. Tai net pasiklausiau parduotuvėliai, tikrai čia taip, sako jo. Tai labai fainai, bravo Bulgarijai už tokį gerą pasirinkimą. Galiu pasakyti tiek, kad šiandien dar laukia manęs nemažai kelio. Turiu pravažiuoti Sofiją ir kažkur prie Makedonijos pasienio jau ieškosios tada nakvynės spoto.
ir kad rytoj būtų galima nuo pat ryto važiuoti tiesiai per Makedoniją. Nu ką jūs, žiūrovai, man paskutinis rytas šiandien Bulgarijai. Tai vakar pravažiavau 2 šalių sostinės, Bukareštą ir Sofiją. Ir jau čia visai netoli Makedonijos pasienis su Bulgarija, tai šiuo metu esu Pierniko mieste. Ir dabar man rytas yra, tai aš truputį nutariau pasidalinti su jumis, kaip atrodo rytas pas mane Venė. Tai va taip, atsikeliu, lovą pasikloju, tada čia vat iš dėžių tokį esu pasidaręs stalelį. Šitoj dėžėje čia vat yra visokie dubenys, puodai, nu, kad būtų galima su kažko maistą gamintis, kai gaminsiu. O šiaip dažniausiai dabar va, mano pusryčiai yra konservai, tūnas, pupelis. Tai šitą dėžę galima čia naudoti ir duinytei pasistatyti arba vietoj stalo. Va, kraunasi daiktai iš powerbanko, jeigu reikia. Nu va, ir taip galima valgyti viduje net lyjant lietui. O šiaip dar turiu va čia va gale stalelį. Po apačia šitos lovos yra dvigubas dugnas, ten yra kėdė. Ir galima valgyti lygiai taip pat lauke. Bet kadangi čia yra pas mane kaimynų, tai tokia gan vieša parko aikštelė šiam rytui, tai nutariau valgyti viduje ir negaišt laiko ir varyti toliau į kelią. Nu ką, labas Makedonija, ir dienos ritualas padarytas, skirta dar viena pasienio zona. Tai žodžiu, pasirodo, varau aš čia savo kelionę be draudimo. Tai pasieniečiai pažiūrėjo čia įvažiuojant į Makedoniją. Iš pradžių sako, nėra, sako, čia pažymėta MD šalies, na aš sakau, turėtų lyg ir būti. Jie sako, čia sustok šonę, bet čia tik sustojau šonę, sako, ai, viskas gerai, važiuok. Tada aš pats pradėjau žiūrėti šitą lapą, vat, kur yra sužymėtos žaliosios kortos visos šalys. Tai pasirodo, čia išbraukta ir Makedonija, ir Albanija, ir ta pati Moldova, jeigu neklystu. Tai, žodžiu, realiai mano draudimas daug kur negaliojo, kaip suprantu. Tai žodžiu, važinėjau be draudimo. Ir būčiau toliau turbūt ir važiavęs, tai pasiskambinau į e-draudą. Tiesiog reikia, sakė, šitą draudimą man dabar nusitraukti ir tada susirasti kitą draudimą, bet pažiūrėti žaliosios kortos valstybės, nes vis kiekviena draudimo kompanija turi savo skirtingas žaliosios kortos politikas. Tai va, tiesiog dabar reiks kažkur sustoti, nusitraukti šitą draudimą ir pasidaryti naują. Pirmas miestas Makedonijai, nu ką, visai gražu, spalvoti tokie stogeliai. Visai nieko pirmas įspūdis. Tai nėra labai plačios autostrados, jie yra gan siauri, bet kokybė kelių tikrai gera. Pirmi pastebėjimai važiavus į Makedoniją, tai gal jau po 20 km jaučiasi, kad žymiai mažiau žalumos, šiltesnis oras ir žymiai sausesnis oras, negu kas buvo prieš tai lankytose šalyse. Kadangi oras sausas, tai taip baisiai nesijaučia tas karštis, o karščio čia jau turim 37, ką rodo automobilio termometras. Stoju į degalinę, tikiuosi turės čia Wi-Fi, nes dabar man reikia, žodžiu, taip nusitraukti esamą draudimo sutartį ir tada pasidaryti naują. Tai dabar jau turim draudimą, senasis draudimas nutrauktas. Ten per e-draudą viską galima susitvarkyti gan nesunkiai, bet užima šiek tiek vis tiek laiko. Na, o būtent jo aš ir turiu mažiausia šiai dienai. Važiuoju toliau, belia kaip karšta ir va, staigiai lyt pradėjo. Spėkit, ar mums reiks valyti priekinį langą. Dėl tos specialios dangos net nereikia jungti valytuvo. Važiuoju dabar 90 km/h greičiu ir viską vėjas tiesiog nupučia nuo stiklo. Priartėjau ir prie mokamo kelio, taip pat atrodo tokios būdelės. Įvažiuoji, susimoki. Parašyta kaina, gali mokėti ir eurais, gali mokėti jų pinigais. Ir važiuoji toliau. Baigėsi mokami keliai, baigėsi autostrados ir prasidėjo dabar jau kalnų keliukai. Serpantinas gyvatynas ir toks visai neblogas gyvatynas, nes
likusius 45 km iki nakvynės vietos man navigacija rašo, kad reiks važiuoti 1:10 valandą. Tai turėtų būti visai smagus toks gyvatynas. Chebrytė, į kokius čia tarpeklius nulindom. Iki čia kažkur visiškai tarp kalnų. Ir žinokit, ir atvėsti spėjo visai neblogai. Nuo 37 iki 21 šiuo metu. Tai kai toks šuolis, tai net šalta jau dabar darosi prie to 21. Tai ką, bičiuliai, atvykom ir į mūsų bivaką, kur šiąnakt praleisim naktį. Pažiūrėkit, kokia gera vieta. Atrodo, kad kažkur tai kaime, tiesiog ant žolės. Bet čia va, aukščiau ten miestelis ant kalno. Šalia teka kalnų upė. O va ten va vaizdas, va toks, va į kalniukus. Ir čia tokia padaryta specialiai aikštelė su laužavietėm. Galima lauželį pasikurt, kažką pasikuriant. Va, atėjo sabaka, saugos mane šią naktį. Oi, kaip gera apsiprausti, žinokit. O dabar ką? Einam įkūrinėti bivaką ir ruoštis vakarieniai. Nu ką, tai šiandien vakarieniai turim pupelių, čia su žolelėm visokiom. Turim daug arbatų, skirtingų rūšių čia įdėta, negalvokit. Ir dar paėmiau štai tokį vat, gardėsi su 20 gramų proteino. Laukia karališka vakarienė, virsim ir arbatą, ir desertas laukia. Čia už tai, kad praėjusius gal 2 vakarus buvau visiškai be vakarienės, nes nebenorėjau net ir valgyti iš tikrųjų. Daug atvažiavau į kažkokį vieną kitą spotą. Tiesiog buvau pavargęs ir variau iškart miegoti. Vakarienę pavalgyti, dar šiek tiek apsitvarkau stovyklavietę ir varau miegoti, o rytoj laukia mūsų jau paskutinė diena kelionėje į Albaniją. Nu ką, jau tokia kaip ir naktis beveik. Ir žodžiu, čia biškį išlindau dar į lauką. Žiūriu, kažkas žypsi čia vienoje vietoje, kitoje galvoju, gal man čia akise taip susižibėjo. Ar nuo menulio, ar nuo ko ten. Čia jonvabalių pilna, belia kaip gražiai. Vienoje kitoje vietelėje sužypsi. Čia va tie jonvabaliai kažkur tai yra. Dabar va matosi, kartais sužypsi. Nežinau, ar jums per kamerą tai matosi ar ne, bet gerai, žiauriai gerai atrodo. Tik lygioj vietoje atrodo kažkas žypsi, žiburiukai tokie maži. Labas rytas, te žadina jūs švelnus dizelio garsai, o mes toliau judam per Balkanus link Albanijos pasienio šį kartą. Šiaip turėjau labai gerą naktį šitoj vietoje, šone čiurleno tas upelis, nebuvo karštas, nežinau kiek temperatūros, bet tikrai buvo pakankamai vėsų. Čia kalnuose tikrai gerai karštą vasaros dieną. O žinot ką, dar pastebėjau, kad mūsų dizelio bakas po truputį jau tuštėja. Tai nežinau, dabar žiūrėsim, kur bus degalinė. Nes čia realiai apie 15 km iki Albanijos sienos, tai jeigu turėsim čia degalinę, pilsimės Makedonijai, jeigu ne Albanijai. Pasienis greičiau nei degalinė ir dabar jau esam ties Makedonijos ir Albanijos pasieniu. Nu ką, labas Albanija! Žodžiu, greitai praleido čia iš tikrųjų jokių išsikrisinėjimų. Ten kažko prie Makedonijos sienos eilutė buvo susidarius, bet ten turbūt pietų metas jiems buvo. O dabar jau viskas Albanija, tai dabar belieka pakeliui susirasti kažkur degalinę ir varom tiesiai į Tiraną. Tai garuoja paskutiniai lašai dizelio bake ir nerandu realiai kur užsipilti. Buvo iš tikrųjų už sienos viena degalinė, normali tokia, bet kitoj kelio pusėje, tai patingėjau užsukti. O čia įvažiavus, tai buvo viena, sustojau, ten sako, negalima kortelę mokėti. Nu gerai, tada kita buvo irgi tokia pati. Nu, kur ten tokias, nu, matosi, kad jos tokias vietinių žmogelių degalinės. Tai nežinau, važiuoju toliau. Jeigu baigsis kūras, sakiau, nuo kalnų tiesiog riedėsiu. Riedėsiu, vis tiek Tirana jau yra arčiau jūros, tai realiai aš esu kažkur aukštai kalnuose, tai kažkaip gal dar riedėsim, bičiuliai. Jeigu ką, eisim visi stums, daug mūsų žiūrovų yra. Na, štai pagaliau privažiavau ir Tiraną, daugiau nebuvo niekur degalinio, ir Tiranai pati pirma pasitaikysi Giga Oil kažkokia tai. Šiaip keistoka, nebuvo ten Wi-Fi'aus, bet buvo dizelio, tai užsipyliau po 176 jų pinigus. Dabar reikia susirasti kažkur tai internetą, gal netgi nusipirkti kortelę, nes čia esu visiškai be interneto. Ir pasižiūrėsim, po kiekgi visgi tai eurais buvo, kokia kaina. Albanijos sostinė Tirano pasitinka šiek tiek su kamščiais ir šiaip labai įdomi jau įvažiavimas į miestą. Čia tik tai lėkiau plačiom kalnų autostradom, gerais keliais ir staiga įlindau į gatvelę ir atsidūriau
Nu, ne miesto centre, bet tokiuose siaurose gatvelėse. Tai priparkavau Toyota štai taip va. Tiesiog pas žmogų kieme. Atvariau, sako, 10 eurų gali parkuoti. Yra tualetai, dušai, yra pavėsis, kas yra čia dabar svarbiausia, nes oras Tiranui belė kaip yra karštas, iš tikrųjų, tiesiog prie žemės muša, bet turiu eiti prieš rytojaus reikalus, susitvarkyti svarbų dalyką. Reikia būtinai netekti šitos barzdos, nes užaugo barzda man. Tad einu dabar ieškoti barzdaskučio ir prašysim, kad jis mane nuvalytų. Nu ką, greitai sutvarkė jaunimėlis, žodžiu, toks kambarys įdomiai. Daug ten tokių bachūrų prisėdė. Vienas atvarė, čia viskas tvarkoja, sako, 200 pinigų, tai grubiai tariant 2,20 € galbūt. Tai tikrai gera kaina, aišku, čia viską kirpo su mašinėlėm skirtingom. Paskui dar čia biškį antakius pakarpė viską. Tai manau, kad tikrai kainos geros. Verta net pačiam ir nesiskusti. Bendrai vaikštant po miestą, tai tokia gera atmosfera, jaučiasi pietietiškas toks klimatas. Daug kavinių, daug žalumos, įvairūs medžiai. Jeigu Ukrainoje ten buvo vyšnės, trešnės, čia jau ir figų, matyt, palmės auga. Tikrai gerai nuteikia, nepaisant to, kad ir labai karšta laukia. Kaip ir viską susitvarkiau, dabar grįžinėjau į savo kiemelį, bet pažiūrėkit, dar koks vaizdas geras. Pakeliui, va, o čia va, kur tie medžiai, čia jau mano kiemelis, o čia va, kokie kalnai aplinkui Tiraną. Statybos, aišku, vyksta. Laukas plynas, dar čia kažką statys, bet iš miesto į kalnus vaizdas labai gražus. Nu ką jūs, bičiuliai, pas mane jau sutemo, čia beje šiaip labai temsta, po 8:20 jau viskas, jau beveik tamsus dangus. Na, o mano darbo stalas virto vakarienės stalu. Tai išsiviriau arbatos, pasimiau proteino butelėlį, truputį riešutų dar iš Bulgarijos. Čia labai gerą kainą nusipirkau, bio riešutus 80% nuolaidą, gerai. Tai va, truputį pavakarieniausiu ir reikia ruoštis miegoti ir to laukia didi diena. Beje, tamsoje man taip labai gerai išžlybina ir apšviečia visą mano stovyklavietę Armiteko žibintuvėliai. Tokių turiu 3, tai aš juos pasiimu ir žygius. Ir prie mašinos prisikabinti bet kur, magnetas, pukš pridėjai. Ir žiauriai gerai, kad jie ilgai labai neišsikrauna. Nežinau, kiek jau laiko gali naudoti, va dabar aš čia stoviu su elektra, su visko, tai aš jų net nekraunu, nes realiai ten dar net nėra ką krauti, jie dar visiškai savo netidirbo, jau beveik 2 savaitės kelyje. Tai descriptionuose yra kodas, Skanios kelionės 15, jį vedė Armiteko žibintuvėlių puslapyje, gausit 15% nuolaidą, nors dabar ir šiaip ten jų produkcija yra labai daug nuolaidų. Tai žodžiu, panaudokit šį nuolaidos kodą arba tiesiog šiaip įsigykit gerų žibintuvėlių, kurie jums tarnaus ilgai ir patikimai. Nu ką, viskas, draugai, tai taip žodžiu. Sulaukiu vakaro, išvargęs, iškaitęs. Tai daugiau nėra čia, ką rodyt, varau miegoti ir pasimatysim rytoj. Labas rytas, nu ką, pirmas rytas šalies sostiniai Tiranai, nemeluosiu, tikrai naktis buvo karšta, o dabar palieku savo bivaką ir varau į miestą šiek tiek pasižiūrėti. Po gyvenamąjį rajonėlį, gal kokį žmogų pagalbinsim. Papusryčiauti norėtųsi, kažko lyg nosis varvėt pradėjo, nežinau, gal vakar nuo kondicionierių, kokių čia mane perputė, nes iš tikrųjų užeini kai kurias parduotuvės, tai belia kaip kondicionierius yra paleistas ten ant kokių, nežinau, 15 laipsnių, o kokie ten 35. Tai tokie kontrastai truputį gal ir išmušė, nežinau. Tai varom, paieškosim kokių tiranetiškų pusryčių, pasižiūrėsim, kaip šitas miestas. Dar vieną įžymybę priėjom, štai tankas. Tikriausias albaniškas tankas su vikšrais. O, žiūrėkit, biškį palipau aukštėliau. Galima čia užlipti. O, kaip vidus atrodo. Tankisto darbo vieta. O čia va artileristo, kuris šaudydavo. O čia šiek tiek arčiau centro paėjus už tų visų naujų statybų. Va, toks savo gyvenimas prasideda su tikrai žmonių jausmais ir emocijom. Reikia nusileisti ten į apačią, pasižiūrėti iš arti. Leidžiame žemyn laiptukais. Pažiūrėsim, čia kažkokie turgeliai. Ką čia parduoda. Geras. Nu va, nusileidau dabar į tuos visus lušnynus. Nu jo, toks tikras senovinis turgelis. Žiūriu, ką čia nusipirkt, bet kažkaip nieko nereikia man.
Bet jaučiu Virginija, tai norėtų čia pasivaikščioti po šitą zirgelį, jei čia patiktų. Praėjau jau ne vieną kavinę, bet visur atitinka pavadinimą, tik tai kava. Jokių maistų, jokių pusryčių, nu prie kavos ten galima kokį batonėlį, bet vien kava. Tai kur man papusryčiauti, sakykit, Albanijoje, kur? Nes jau norisi valgyti. Tai pagaliau radau fainą vietelę, kur papusryčiaut, pažiūrėkit su kokiu vaizdu, palmės, viešbučiai, kavelę jau atnešė, pažiūrėkit, toks įdomus šaukštelis. Laukiam toliau pusrytėlių, aptarnavimas beje labai fainas. Ir štai tokį vat patiekalą turim, kiaušinienę, čia sakė su sūriu, su visokiais bairiais. Kažkoks tai vietinis sūris populiarus labai. Nu, čia pomidorai, alyvuogės. Nors tas, kur atnešė maistą žmogus, tai sakė, šiaip sako, čia kiaušinių, sako, vyresni žmonės, tai rytais mėgsta gerti tiesiog. Pramuša ir geria. Kiaušinį nevirta, nekepta. Sūris sakė, jo, gan dažnas prie pusryčių stalo, bet alyvuogius, tai sakė, jie čia nevalgo. Čia sako, tik taip pas mus restorane. Žmonių bendravimas mane labai žavi kol kas šitoj šaly. Šiaip ką galiu pasakyti, buvo tikrai labai skanus pusryčiai ir tikrai esu skaitęs ne vienoje vietoje, kad Albanijoje maistas yra labai geras ir jie tikrai turi gerą maisto kultūrą ir jį ruošia su meile. Tai tikrai tas jaučiasi, tikrai viskas šviežia, labai skanu. Važiuojant per Balkanus vis persekė žodis toks Jugoslavija, tikriausiai daugam girdėtas. Tai įdomus faktas tai, kad tiek Jugoslavija, tiek Albanija, abidvi šalis po antro pasaulinio karo buvo komunistinės, tačiau turėjo skirtingas valdžias ir Albanija niekada nepriklausė Jugoslavijos šalių sąstatui. Tai grįžau į kiemelį, išsimaudžiau ir ką? Akiniai ready, lova paklota. Viskas paruošta, galim varyti tiesiai į Tiranos oro uostą. Prabuvau tik parą, o atrodo, kad čia būčiau kokią savaitę prastovėjęs, aš važiuoju beveik kaip iš namų. Belia kaip draugiški žmonės, išvažiuojant, sako, gal tau vandens dar atnešt, gal tau dar kažko. Sakau, ačiū, nereikia, aš dar iš kalnų vežuosi. Tai labai faina vietelė, na, bet jo, dėl šitų visų statybų ir miesto plėtros čia vyksta kažkokie ir piketai, sakė, tai gali būti, kad po kokių kelių metų, gal ir greičiau jau atvažiavę neberasim nei aš, nei jūs šitos nuostabios vietelės Tiranos miesto beveik centre praktiškai. Na, o dabar mano kelias veda tiesiai į oro uostą. Tai Toyota lieka aikšteliai, o aš varau tiesiai į oro uostą. Na ir ką, tai čia iš tikrųjų šioj kelionėje toks lemiamas momentas, nes nuo sekančios serijos turėsim daug pasikeitimų ir kelionė nebebus jau tokia, kaip prasidėjo. Tad tiek šiam kartui ir pasimatom kitoj serijoje. Čiau!